Nu ką, ne nu ką. Manau, kad pradedame nuostabius vakarus, popietės. Ar taip mes ofise su tavim kalbame visokias nesąmonės. Artėja ta krizė, žinai, klimaksinė. Atlikėjai mūsų nebeklauso, suprantu. Nu, klauso dar kažkiek tai, bet gal pradėsime dabar taip nenormaliai apie juos kalbėti. Ne tik apie juos, apie viską nenormaliai kalbėti. Tai faktas, nu, jeigu mūdu kalbam, tai aš suprantu, kad jau blogai savaime. Jo, bet aš dažnai noriu pasakyti, labas vakaras arba labą dieną, kada bežiūrėsite, mes vis tiek būsime ant ryšio. Tai čia nėra svarbu, man atrodo, neturėsim jokio laiko, transliacijų reguliarumo ar pasieksim neaišku. Man atrodo, kad šiandien, kai pašnekėsim, tai gali būti ir pirmas, gali būti ir paskutinis kartas realiai. Gali būti, aš tai galvoju, kad, žinai, mes su tavim kalbam šiandien pas save kontoroje, vieną dalyką apkalbinėjom, kitą apkalbinėjom, tai sena buvo svajonė, atsimeni, transliuoti tiesiogiai viską, kad išgirstų, ką mes galvojam, kas yra gerai, kas blogai. Nu, bet jeigu, aišku, visą tiesioginę transliaciją paleisti iš ofiso gal būtų smagiau. Bet ypač prie pietų stalo. Nu, bet čia bus nieko. Aš galvoju tik tai, kodėl tai dar, aš savo atsakymą tai nerandu, kodėl čia reikia sėdėti ir mums šnekėti. Iš esmės tai reiškia... Aš tai galvoju, kad... Senatvė? Žiūrėk, aš tai iš viso nebeturiu ką veikti. Muziką klausyti, vaikščioti po koncertus, domėtis, kas vyksta. Kaip sakant, jau pamaina vaikas išvažiavo mokytis, tai galiu, žinai, aš tai galiu jau, nežinau, kaip tu, bet man tai kada įdomu pakalbėti. Tai aš kažkaip jau spėjau ir prabėgti, žinai, metų pradžioje vieną koncertą, paklausyti albumų, pažiūrėti, kas dedasi Eurovizijai, kaip sakant, paanalizuoti, kas gali būti, žinai, mes su tavim pastoviai kalbame. Tais koncertas tai praėjo, albumas geras, blogas, tas, tai galvoju, gal pasidalinsim tom mintim, žinai. Čia yra liga, kurią galima pasidalinti su žmonėm, iš principo, nes kiekvienas, kas padirba kažkiek tai muzikoje, lieka tam tikrų ligonių. Visą laiką stebėti. Kažkada, atsimeni, anksčiau būdavo per koncertus vienas klausimas. Ar geras garsas? Jo, teisingai. Čia visi seniai atsimena šitą bairį. Bet monitoringas visada blogas dažniausiai būdavo. Ne, tai čia faktas. Grupė nieko negirdi. Bet koks garsas. Tai, man atrodo, iš tokių nebelabai liko, kas kalba apie tai. Geras garsas, negeras garsas buvo. Kartais dar išlenda toks. Zenka, man atrodo. Dar vis gal klauso, ar geras garsas, ar blogas. Bet matai, daug kas nežino, kas ta Zenka buvo. Zenka tai buvo leidybinės firmos Bomba toks direktorius, jeigu aš teisingai Tai Zenka legenda, absoliučiai. O Zenka jo, iš vienos pusės tai yra muzikinės šou-biznio Lietuvos legenda savotiškas. Toks neaukštas žmogutis, bet daug reikalų prisukęs, visai neblogu buvo tuo metu. Labai geru. Tai jisai klauso, koks yra garsas. Bet iš principo, viskas keičiasi ir dabar, sakykime, tie kokybiniai reikalavimai, man atrodo, Lietuvoje yra aukščiausiam lygiai, visi viską pasidaro. Nebėra tų problemų, kurias turėdavom. Ne, tai žinai, jau žiūrėk, jau tu vien pats kolonėlių nebenešioji. Anksčiau taigi pats viską neždavai. Susiveži, išsiveži, susidedi, susijungi, pareguliuoji garsą. Dabar žiūrėk, dabar viską samdom. Garsistus, muzikantus, ten keičiasi. Vienu žodžiu, patobulėjom, bet čia, žinai, čia galima būtų pasakoti ir čia šitiem studentams visiems, kurie mokosi šou-biznio, galėtų klausyti. Bet, žinai, aš visą laiką sakau, o kas nuo to, kad mes pasakojom, kaip buvo? Taigi neįdomu vis tiek jiems. Įdomu. Gal kam nors įdomu, nežinau, bet faktas, kad nebe tas. Ir man atrodo, kad mūsų karta, šou-biznio, mūsų karta nueidinėja. Aš tai irgi galvoju, kad, žiūrėk, bet tai yra visiškai natūralu, ateina tam tikras amžius, kiti interesai, bet žinai, aš kaip sakau, aš tai galvoju, kad, nežinau, kaip tu, aš tai niekur nesiruošiu nueiti. Man kažkaip tai kuo toliau, tuo įdomiau darosi. Nes man atrodo, kad gali sau leisti iš vis domėtis muziką vėl. Nežinai, kas ne pinigas varančioji jėga darosi. Taip. Nebėra to, galbūt, kad čia nebėra tos idėjos, kaip čia dabar... viską čia uždirbus taigi, nes,
Nes uždirbsi tiek, kiek reikia uždirbti Nu. ir kitaip nebus, žinai, o vaikytis, ne, nu, gerai būtų ir ne į minus, aišku, varyti. Nu, čia kaip ir priklausytų, bet faktas, kad nu, atsiranda erdvės, reiškia, galvoju šnekėti ir apie muziką kažkiek tai. Galvot. Nu, norisigi, kad būtų dainininkų, kurie dainuoja. Muzikantų, kurie groja, ne? Laura, tai mes dabar su tavimi, žinai, irgi diskutuojam. Mes čia šnekėjom ne vieną kartą ir nesenai, kad šiai dienai turime tą problemą, taip, aš tai kaip sakau, nu, tos plasmasės sugrįžimą, kokia jinai bebūtų, bet man tai ta plasmasė yra, kas grįžta į muzikinį rinką. Jeigu prisiminti, turbūt nieko čia blogo nėra, bet tai tie buvo pop centro laikai, kaip, kada užkariavo visą plasmasę, tą fonūrą, taip vadinamą rinką. Tai dabar biškai tą fonūrą pasidarė modernesnė ir jinai grįžo. Ir dar kas baisiausia, mes grįžom į tuos 20-25 metus atgal. Nu, kūrybinė prasme jo. Nu. Ir, nu, tik tai dabar viskas galima pateikti daug geriau, negu būdavo tada. Nu, Taip. nėra, kad iš mini diskų ir kasečių leistų ten ir dainuotų pagal fonogramą ir panašiai. Iš esmėsgi viską apgroja žmonės, ne? Netgi gyvas bendas kartais stovi scenoj, bet įrašas irgi yra. Nu, matai, čia... Nu, iš esmės nebėra, tas šou toks tapo, nu, vis šou. Ne, nu, matai, tos, kaip sakau, 2 gitaros, būgnai ir ten dar kažkas nors, dar vienas dalykas, jis pasidarė jau nebe toks, nu, kaip pasakyti, nebeužpildai muzikinės erdvės galbūt koncertuose, žinai, tai chebra ir groja, ten kompai, ten visi kiti pričindalai ir taip toliau ir varo. Bet man tai atrodo, kad iš principo su esama minutė ta plasmasė, kuri dabar atėjo į rinką, nežinau, aišku, jinai ilgai nesilaikys, bet ta plasmasė turbūt, aš tikiuosi, pakankamai greit ir iškeliau, žinok. Man atrodo, kad, pavyzdžiui, atsiranda gera terpė, žinai, žmogus kaip gauna. Vat gauna kažkokį paprastą dalyką, nemokamai, ten mokamai, nesvarbu, bet jis vartoja, paskui sako, noriu ko nors rafinuoto. Aš kalbu LinkedIn, kad, žinai, kad muzika turėtų kažkokia vis tiek ateiti, nežinau, rimtesnė. Nu, čia apie Lietuvą mes kalbame. Taip. Ir faktas, kad Lietuvoje nėra tiek rinkos, sakykime, lietuviškai kalbančios rinkos neegzistuoja daugiau nei Lietuvoje, nuo part dar Oslas, Londonas, Čikaga, kartais Kopenhaga, ne, Dublinas. Jo. Ir nieks negroja čia tų turų, kad taip nusialintų save, kad negalėtų pagroti ir padainuoti. Nu, grubiai tariant, negroja 150 koncertų kas antrą dieną, ne? Muzikantai. Nu, ne, turbūt čia retini, ne, nu, žiūrėk, aš gal čia ir paprieštarausiu, gal biški ir yra tokių, kurie groja. Žinai, aš galvoju, gal ir yra. Manau, tie visi vestuviniai, ir ne tik vestuviniai, bet yra tokie užsakomieji renginiai, jie per metus atgroja, žinok, jie atgroja po porą šimtų renginių. Nu, gal, bet mes apie tuos, jie tegu atgroja, bet čia yra, sakykime, jau visiškai amatininkai, ne, kurie eina, galim juos gerbti ten už jų pasirinkimus, arba negerbti jų už jų pasirinkimus, bet jeigu šnekam apie grupės, kurios groja, bent jau, nežinau, arena čia nebėra kažkoks įvykis, sakykime. Šiaip viešai koncertuoja Lietuvos žiūrovam, ne? Vis tiek tos grupės, kurios yra populiariausios, jos negroja labai daug tų koncertų. Ne, tai žinai, gali vieną koncertą. Tai kokio velnio jų nepagrot normaliai. Man klausimas irgi tas pats kyla kaip ir tau. Ar negalima daugiau širdies įdėti tą atlikimą patį apie kurį? Ne, tai žiūrėk, tai žinai, tai viskas priklauso nuo, aš manau, atlikėjų, nuo to, ką jisai turi, ką jisai gali pasiūlyti klausytų ir kiek žmonių gali surinkti. Aš tai galvoju, jeigu tu gali surinkti 30 000 žmonių, kaip turėjom čia vieną pavyzdį, tai tu gali ir visus metus negroti daugiau. Tai klausimas, ką tu į tą vieną sudėsi pasirodymą. Ar širdies, ar muzikos naujos, ar dar ko, ar ant sentimentų važiuosi. Pažiūrėk, tas pats ten Selo koncas, 30 000 surenka, ką ten, labai naujienų, nieks neišgirdo kažkokių tai. Ne, big show. Tas, kas kaip ėjo nuo 80, atsiprašau, 80, peršakau nuo 90 vidurio, tai tą patį girdim tik tai, ten kažkas atnaujinta, dar kažkas, bet naujų hitų mes ten neturim. Žinai, žmonės eina į sentimentus. Ir viskas. Tai muzika yra prekyba jausmais, sentimentais, emocijom iš principo. Tai, koncertai, ne muzika pati. Bet
Bet aš jau pastebėjau, kad tu kartais ir į tamstą užsuki. Tai vis tiek noras yra tos muzikos paklausyti. Ai, nu tai tu žinai, tai pačiai tamstai, žinai, tu išgirsi kažkokį jaunimo, dar kažką girdi, kas kaip dainuoja, girdi, ką dainuoja, kokį ką laiko, stilių, žinai, bet vis tiek kažkokie susidaro, įvaizdis muzikinės rinkos, jinai ne vien apsiriboja šitais areniniais visais koncertais, žinai. Nes dabar, kas arenose yra, tai tu sutinki, turbūt su jum, kad tai yra, visiškas toksai palendrycas sugrįžimas, kaip aš sakau, rūkytų, biški pagyvenusių, didžioji dalis sugrįžo į tas arenas. Ir pagyvenusių, ir ne tik pagyvenusių, kai kurie labai stengiasi ir nori ten parodyti, nežinau, ką nori parodyti. Iš principo nori parodyti. Uždirbti pinigų nori. Na, aišku. Šnekėkim kaip yra. Jie nori uždirbti pinigų. Bet uždirbti pinigų ne visiems ten pavyksta. Nes, kada klausimas, žiūrėk, paprastas. Visi nori perspjauti vieni kitus su kokiu tai šou. Ai, tai čia jau atskira tema, jo. Investuoja baisingus pinigus. Matematika nebūtinai susiveda iki galo. Svarbu įvaizdis, kai kada. Bet įvaizdis, labai geras, ne? Jo, ir dar svarbiausia, žinai, visą laiką yra, kad koncerto metu paimti ir padaryti tą selfie nuo scenos. Ai, tai čia, kur iš galo, kad žiūrovai... Jo, kad matytųsi, kad labai daug lempučių. Nesvarbu, kad ten gali būti 5000, 6, bet visigi sako, arenoje. Tai žinai, mes čia, ir, man atrodo, su asociacijom esame kalbėję, kasgi yra tas areninis koncertas, žinai. Kada jisai galima skaityti areninis? Dabar visai. 2000 areninis, jeigu arenai darai. O kur daugiau darysi? Jeigu 2000, tai tu neturi daugiau vietos. Tai čia, žinai, tokio niekas nenustatė kriterijaus, bet tu darai arenai. Kompensa ar arena, nebūtinai ko nors čia gali skirtis. Žiūrovų skaičius. Kompensa yra kaip ir parašyta, koncertinė salė. Okei, bet toj koncertiniai salė kartais būna daugiau žmonių negu arenoje. Taip, jo, irgi sutinku su šituo. Tai, nežinau, aš tai manau, kad, žinai, esama situacija dabar žiūrint, metų pabaigą praeitų, jeigu žiūrėti, tai gražu žiūrėti, kiek koncertų buvo daug. Tai kaip tu sakai teisingai, ne visi jie buvo turbūt tokie areniniai, kad būtų galima juos pavadinti areniniais. Daugumą atlikėjų darė tik tam, kad daryti, žinai, ir nemeluosiu, ir mes darėme koncertus, taip, ir ateina 1500 žmonių, ir ką tu padarysi? 1500 bet arenai, bet nes kitos salės šiai dienai turbūt nelabai turime Vilniuje. Stato ten tą, kaip ten tą, kur simfoninis groja tą salę, ne? Tautos namus turime? Ne, kongresus. Kongresus. Tautos namai, jaučiu, kils lygiai tokiu patempu, kaip kyla šitas stadionas. Panašiai. Po 20 metų gal ir bus jisai. Nebent kalnas sumažės ir nereikės ant kalno statyti. Jeigu jie ir bus, tai matyt ne mum. Tai aš žinau, kad mes čia trumpai taip ir visą laiką kalbėsim, kas vyksta, ką darome, ką turime. Tai mes dabar galim dar su tavim dar ne vieną kartą kalbėjome, žinai, artėja tie mamo apdovanojimai, čia mes kalbam dabar likus keliom dienom iki mamos apdovanojimų su tavim. Tai pats žinai, nominantus visus, iš tikrųjų lyderis yra atlikėja Jessica Shy, mačiau irgi daug yra nominuotas ir tokių naujų veidų nelabai ir turim šiais metais, man atrodo, ne? Ne, neturim, bet gal ir logiška. Man atrodo, kad suveikė per pandemiją 20 metais. 2021 buvo labai kūrybiniai metai. Visi kūrė, nes gavo pinigų. Visi kūrė, visi gavo kažkokių pinigų arba negavo nieko, bet gavo laiko. Jo, irgi teisybė. Jo. Ir paskui 21-22 iš esmės visą tai ir pagrojo nuoširdžiai. Taip. Ir 23 metai buvo tokie, sakykime, skurdoki. Lygiai kaip pasižiūrė albumų kiekius, tai ne. Pagal albumų, žinau, kiekvienais metais, aš atsimenu, žinai, aš ten, kada ten irgi suvedinėjau visokius duomenis, tai ten perleistų, išleistų, ten, žinau, apie 100 mes per metus turime. Tai viskas gerai, kiekiu, bet kokybė. Sakykime, ar buvo muzikalių albumų, ar buvo muzikalių dainų, čia jau kalbant apie pop. Matai, čia, žinai, vėlgi yra kita dar pusė. Tų albumų, jeigu ir išleidžia daug, aš irgi tikrai perklausau ne vieną, yra, kur, žinai, muzikaliai man, pavyzdžiui, asmeniškai klausosi labai gerai, įdomus darbas, viskas, aš prisipažinsiu, iš paskutinių albumų perklausiau Džian, dar šiais metais, kuris išėjo, tai tas Raudonų vyšnių sodai, tai ar kaip, jeigu neklystu vadinasi, tai
nu nežinau, darbas labai toksai, netgi sakyčiau, komerciškiausias, ką aš esu girdėjęs iš jų padarytas. Žinai, tik tai, kad iš tų visų kūrinių jau 8 yra prasisukę, jie iš tikrųjų yra komerciniai, radijos groja ir matai, kaip padarytas. Ir labai gerai sukoncentruotas, kaip sakau, aš tai, žinai, čia žiūriu vėlgi iš tos mūsų temos ir į pardavimus, nes tikrai perklausų daug sulaukia. Tai nors jau didžioji dalis prasisuko tų dainų, 8, man atrodo, prasisuko, tai dar sakiau, nu dar vienas gali būti toksai į hitą panašus. Visa kita, matau, yra tokie asmeninės, kūrybinės, žinai, pateikimas, bet nu ko daugiau reikia. Puikiai padarytas, manau, kitais metais tikrai turės savo reikšmės, nu nežinau, ten apdovanojimuose papuls, nepapuls jie kitais metais, bet su albumu padirbėta gerai ir skambesys geras, žinai, tarp kitko, ką daugumą jau išmoko daryti, kas irgi yra gerai Lietuvos rinkai. Tai aš manau, kad jų albumėlis man visai patiko, o tokių kažkokių, tai kurie man būtų dar labai užstrikę, bent jau iš paskutinių metų, tai, nu, negalėčiau dabar daugiau išskirti. Mat, kur sakyčiau, žinai, aš tai taip vertinu albumą, jeigu aš jį klausau ir nenoriu persukti dainos, tai man gerai, bet jeigu aš jau spaudžiu kažkuriai vietoje, tai kažkas ne taip yra. Tai jeigu vieną dainą praskipinį, tai skaitau, kad albumas labai geras. Tai neblogai. Nu čia įrašų tų buvo, Monik padarė įrašą. Nežinau, papuola, nepapuola. Monik, man atrodo, į kitus papuls metus, jo, tai ten aš suprantu, jinai visiškai persiorientavo turbūt tiek savyje, tiek, žinai, nežinau, tai, kai jinai nori. Stilistiškai. Pamatysim, ar tas valgoma, ar ne, žinai, sakysim, ar tas suprantama yra Lietuvo žmonėm. Aš prisipažinsiu irgi, esu jį perklausęs, ten tą mini albumą reikia vadinti, turbūt tas EP. Perklausiau, įdomiai skamba, bandau suprasti, kad jai reikia, jinai turės formuoti savo naują auditoriją, ar atsiras tos auditorijos. Nes vis tiek jos visi buvę gerbėjai, tai, ką klausė, jie ir išaugo jau. Nu, tai senų dainų gal neatsisakys. Bet senų dainų. Kur tu jas? Neišmėsigi. Aš tai skaitau iš viso, mes kalbėjom su jums, kad nei vieno hito, kuris tau padarė kažkokį tai postumį, tu negali atsisakyti. Teks dainuoti iki pabaigos. Kaip Povilaitis sakė, kad ir kaip nuobodu, bet tenka dainuoti tas dainas. Nu tai, hitus galima, aišku, perdaryti ten dar kažkaip, bet nereikia jų atsisakyti. Faktas, kad artistai dažnai daro šitą klaidą, nes jiem atrodo, kad jau nuobodu. Bet gerbėjim niekad nenuobodu. Niekad nenuobodu, tai aš manau, gali savo kepti, žinai. Nu gerai. Tai kas dar naujienų? Čia iš paskutinių turime, dabar prieš pat metų galą ir naujus metus, šiemet. Tai nežinau, pas šios, kas dar tokios naujienos. Nu tai vis tiek dabar mes jau... Aišku, labai daug gražaus undergroundo yra, bet... Jo. Aš tai matau dabar pagal plokšteles. Nu tai tau aktuali tema. Yra gamykla plokštelių, kur, kaip sakant, spaudėt plokštės, bet dažnai kitas dalykas, aš pagalvoju, peršoksiu prie mamos, ką aš mačiau. Kadangi, man taip žiūrint į nominantus visus mamos, tai aš matau vieną paprastą dalyką. Toksai gaunasi pop muzikos, labai aiškiai pop muzikos populiariosios ir, galim vadinti, undergroundo kova vyksta iš principo. Kiekiais, tikrai yra. Iš esmės, ta muzika alternatyvi. Pavadinkim, jinai vis drąsesnė tampa ir man atrodo, artėja link tos pop. Nebėra tų didelių skirtumų. Iš principo, kadangi nebėra subkultūrų, kaip po tokių. Jeigu buvo kažkada, kai mes buvom jauni, buvo metalistai, punkai, reperiai, kas tik tai nori, net rūbai jų išvaizda, grimai ir visa kita skiriasi. Tai dabar gali bičas ilgais plaukais, būti su sportbačiais, tuo pačiu odinė striukė ir važiuoti riedlentę. Gali, jo. Kas prieš 30 metų sunkiai būtų neįmanoma. Bet nereikia plačiam kelniam važiuoti ir maikė nukritusi. Taip. Tai subkultūros iš principo jos niveliuojasi ir muzikoje darosi panašu. Rock bandas vėl gali tapti pop bandu. Ar nėra kadangi, tu paminėjai pradžioj, reiškia, ryškus plasmasės protrūkis, ne? Šiuo metu, tai tų protrūkių buvo ir seniau. Pirmas tie pop centro laikai, ne? Taip. Paskui kelias iš žvaigždės. Paskui tas muzikinis genocidas, kurį vykdė mūsų kolega su Keliu žvaigždės ir kitais ten kelininkais. Taip, kelininkais. Ir
dabar jisai, sakykime, labiau paslėptas, labiau rafinuotas. Bet jisai irgi yra. 100%. Bet kai tai nutinka, visada atsiranda terpė priešstatai tam tikrai. Atsiranda kažkokių žmonių, kurie nori pavaryti geriau, nežiūrėdami į, ar jie bus populiarūs ar ne. Tiesiog daryti, ką nori. Ir man atrodo, kad tai gali atsitikti net ir su dideliais artistais, kurie, spjausi visą tai ir sakys, velniop, aš padarysiu gabalų. Gabalų tokių, kurie, kurie man patinka. Jo. Gali gal kai kurie sau leist padaryti muzikos nepataikaudami. Bet matai, tas, žinai, aš kaip sakau, va čia blogiau, tu pasakai pataikaudami, žinai, nes mes matom, kad kai kurie atlikėjai, aš tai bijau net ir, nebijau to ir paminėti, pavyzdžiui, žinai, man atrodo, kad, pavyzdžiui, Justinas Jarutis vienu momentu antiek bandė, čia mano asmeninė nuomonė, neteiginys kažkoks tai yra, tai aš dar noriu pasakyti, kad nepamiršk, mes šitoje laidoje viską kalbam, tai yra tavo, mano ir mūsų nuomonė, ir tai nėra teiginiai, aš skaitau, tai, kad suprastum. Tai yra visų pirma, Pezalai, jo, nes mes jau, kadangi netoli to klimakso visi, kaip sakė, tai jau gali būti, kad nusipezam. Ne, šiaip, kadangi ofisas žino, ką mes čia veikiam šiuo metu, tai, noriu pasakyti, kad visi žiauriai iš mūsų šaiposi. Galvoja, jiems visiškai mes patiriam didžiulį, kaip sakyti, smurtą, gal sakyčiau, patyčias. Harassmentas čia ar kas ir ne, bulinimas. Bulinimas mus, jo žiauriai, aš tai irgi ateinu žiūri tipo į mus čia. Noriu pasakyti, Marta, kad laikas mum tapti nepriklausomais vadybininkais. Bet čia vėliau pašnekėsim apie tai. Dabar galim tęsti. Tai jeigu mes šnekam apie tą terpę, gerai muzikai. Taip. Aš, tam pirmam, sakykime, pop centro laikais nespėjau labai sudalyvauti dar, ne? Spėjau šiek tiek, bet tuo metu mes su Ugnium Liogė, aš buvau mokykloje, jisai buvo jau studentas, mes sugalvojom festivalį pavadinimu Mėnų juodaragis. Taip. Ir tai buvo toks alternatyvos didelė apraiška, mes darėm, ką norėjom visiškai, kaip tu paminėjai apie aparatūrą kažkada, tai aš atsimenu puikiai, kad su kolonkės vežėm pritvirtintas prie Zaporožiečio stogo, kad nuvežti, atrodė taip pirmas festas. Paskui antras buvo panašiai, trečias jau prakūtam šiek tiek ir kažkas atvežė. Man atrodo, Fredis Čereškevičius davė kažkokių tai kolonkių. Jisai, pas Fredį tuo momentu buvo krūčiausios kolonėlės, aš atsimenu, nes aš tada pas Fredį... Bet čia, sakykime, aš kalbu apie Dzin, jau ten kau pridarėm, tais metais tu jau buvai gal pop grandas. Ne, dar nebuvo, bet irgi plius minus, aš atsimenu, dar tik tokia, žinai, kažkokia pradžia ten. Klubam čia. Klubai ten, kažkas Selai, RSA, grupės visokie ten taip toliau, viskas vyko jau. Ir tu teisingai paminėjai, Fredis buvo su kolonėlėm krūtas bičias. Tai va, bet esmė tada lygiai buvo ir labai gerų grupių. Sakykim, Foje. Kaip bendas. Šiaurės kryptis. Taip. Siela. Biksai. Airija. Pilna bendų, kurie tęsė, grojo muziką, tą, kurį jie norėjo groti, ne? Tu nori pasakyti, kad tada buvo daugiau negu dabar? Ne, mažiau. Mažiau buvo. Bet buvo labai aiškus skirtumas. Buvo visas šrotas ten tas pop centro, ne? Ir buvo grupės, kurios grojo iškiliuose festivaliuose, kaip pavyzdžiui, prezervatyvų šventė. Rimta. Taip vadinasi. Čia arba net Estrados orbitoje rengia kažką tai, ne? Tai buvo 10 ar 15 sporto rūmuose vykdavo. Tai ten papult buvo kažkoks, kosmosas, levelis aukščiausias. Taip. Ir buvo dideli skirtumai. Paskui, reiškia, kai atėjo tie 6-8 metai, ne? Kalbam čia apie jau tuos reality show laikus, kai atsirado artistų, kuriuos telikas žiauriai greitai išpopuliarino. Taip. Jie neturėjo savo jokio repertuaro, jie dainavo kažkokį tai miksą. Ne, jie dainavo užsienietiškas dainas lietuviškais tekstais. Tai. Ir jie tapo populiarūs ir nedaugelis iš jų išliko, bet kažkeli išliko, kai kurie netgi labai. Buvo 2 šou konkuruojantis, kaip atsimenam, buvo Kelias į žvaigždės ir Dangus. Taip. Dangus buvo toks labiau
profesionalus, man atrodo. Jo, jisai buvo profesionalus, bet televiziškai nepopuliarus, o Kelias iš žvaigždės buvo toksai širpatrėbinis. Bet labai populiarus. Labai populiarus. Jo, ir Merūnas turbūt iš ten liko, iš Kelio į dangaus, tai Vaidas liko. Tai, kad būtų aiškiau. Iš dangaus. Iš dangaus žmogus nusileido. Jo. Ir nu, vat, gerai. Nu, kas dar Radžis? O, Radžis dar teisingai, nu va. Nu, žiūrėk, negali paneigti, bet kokiu atveju jie dalyvauja Lietuvos muzikiniam gyvenime. Nu, tai tu ką nori, tą daryk. Nu. Tai jo, tai žiūrėk, tai tais metais pradėjo rastis irgi vėl nauja alternatyva. Vėl didelis poslinkis buvo alternatyvios muzikos. Aš labai gerai atsimenu tuos metus dėl to, kad vyksta prekyba kompaktais, vyksta konkurencija dėl lentynų. Taip. Nes pardavinėja Maxima, Remy, ten visi kiti. Ir visiškas, nu, kad patekt į lentynas, tu turi kažkaip tai prastumt savo leidinį ir grupę į tas lentynas. Trupai tai pertrauksiu. Aš pats važiuodavau į parduotuvę. Ir tikrindavau ir sudėliojo tavo diskus. Ar įsudėliojo? Ne. Ką darydavau? Kompaktą paimdavai ir uždėdavai ant kitų. Savo kelis sudėti, kad uždėt kitus, kad lentynai būtų tavo kuo daugiau kompaktų. Aišku, po kelių minučių kas nors kitas atvažiuodavo ir tą patį padarydavo. Lygiai. Todėl aš atsimenu, kad net buvo dirbama ties tokia metodika, kaip vežamus savo kompaktus, kelintą valandą važiuot, kad būtų pravažiavę jau tiek, kad galėtume atkeisti atgal kaip priklauso. Nes mes buvom tuo metu oficialūs platinimai, bet ateidavo kokių nors. Koks absurdas, kaip pagalvoju. Patpolinas marketingas. Pridėliodavo. Bet, kaip pavyzdys, kodėl reiškia mes nebe pagrindo kalbam, kas bus dabar. Taip. Tais metais, sakykime, leidžiam grupės Įva eilinį albumą. Eilinį, svarbiausia. Nu, kažkokį tai jau iš tų link Webest važiuojama, ne pirmą, ne antrą. Bet ten ne žvirbliukas ar tas? Ne, tas jau buvo išleistas prieš tai. Ir prekybcentriai žiauriai jų nori. Taip. Užsisakinėja tada. Ir mes jiem įkalam tokią sąlygą, kaip dabar atsimenu. Jeigu norit turėti Įvą, tai privalot į kiekvieną parduotuvę nusivežti minimum 3 Alinos Orlovos albumus. Ir žmonėm tai patinka. Iš pradžių visi sako, kokį velnę tu čia dirbi? Nu, nesąmonė. Ne, tuo metu yra Kelias į žvaigždės, eina visokios ten dar jau jie ten baiginėjasi, bet reikia tokio brutalaus popso. Ir atsiranda, pavyzdžiui, Alina Orlova, kuri debiutiniu albumu startuoja ne su 8,000 kopijų parduotais labai greitai, kas tuo metu yra žiaurus dideli skaičiai. Ir jinai atsiranda rinkoje kaip artistas alternatyvus. Ir pradeda vykti koncertai su bilietais į tokio tipo koncertą. Reiškia, alternatyva prieš tai neturi pajamų, nu, iš koncertų. Nu, turi, bet kažkokie tai... Pusrusiai honoraras yra dėžė alaus ir panašus bairiai. Ir atsiranda, man atrodo, kad, nu, aišku, ne viena Alina gal, bet ir daugiau tų, bet, nu, man teko dirbti, aš už tai ir po šiai dienai mes dirbam kartu. Aš atsimenu, jo. Ir tuo metu, sakykime, įvyksta toks įvykis, kad nu, žmonės atranda, kad yra ir kitokia ta muzika. Bet žiūrėk, tai tu dabar ką tik čia ką pasakyti, žinai, kas čia yra, aš kaip sakau, čia savotiškai yra vadybos, ne tai, kad vadybos taškai, nu, sutinki? Nu, tai čia gerai, buvo toks, sakykime, prekybinis triukas, kuris tuo metu, nu, mes galėjom dėl savo kažkokios tai padėties pasinaudoti. Taip, bet tu tai, kas yra populiaru, su tuo, kas yra populiaru, ištrauki tas, kuris nėra ant tiek populiarus, tai arba reikia pasakyti rinką. Grubiai tariant, čia yra visas, nu, kad suprastų, žinai, vis tiek kažkas ten klausys, mokosi kažką, tai aš kaip sakau, va, ten VGTU, dar kažkur, tegul klauso tokius dalykus. Lygiai, dar, man atrodo, ne tais pačiais metais, gal šiek tiek vėliau, bet labai panašiai atsiranda Leon Somov ir Džiazų. Taip. Irgi, kurie pradeda būti, nu, ultra madinga grupė. Vilniaus mieste. Taip, Vilniaus mieste, toks klubinis dalykas, ane, ten atsiranda tam tikra kažkoks tai judėjimas, ane, ir ta grupė pradeda, nu, augti ir, nu, populiarėti. Bet tuo metu jie užsikabina. Grubiai tariant, aš kalbu apie šitos pavyzdžius, nes jie yra, nu, kaip alternatyva visam tam mainstreamui, kuris vyko tuo metu, ne tiek prekyboje, tiek... Nu, tuo metu nebuvo koncertų su pajamom.
Ir iš esmės alternatyva atėjus ir tapus populiaresnė, pirmieji pradeda pardavinėti normaliai bilietus. Nu, taip. Nu, tarkim, yra populiarių grupų iki tol, arba populiarių artistų, ten koks nors Mamontovas, ne? Nu, jisai visą laiką pardavinėjo bilietus ir visą laiką prekiavo kažkiek. Nu, žiūrėk, iš principo kažkiek prekiavo, bet ir pasibuvo tam tikras krizinis periodas, žinai. Ir tas pats Selas turėjo krizinį periodą, kada reikėjo į koncertą nuvažiuoti, nu, aš gerai atsimenu, ten 1500 litų, man atrodo, tai buvo neįmanoma net man gauti, tai galiu, labai gerai vieną dalyką atsimenu. Tai sukomės iš padėties kaip galėjom. Kadangi su didžėjais ir su klubais turėjom visokių reikalų, tai aš pats stodavau prie pulto, kaip didžėjus, jeigu šalia, nu, tipo didžėj setas, nes atsimeni, buvo populiaru tenai, iš užsienio buvo atėjęs ta mada, kad žvaigždės, kad gaut kažkaip finansų papildomai, tai tada grupė nevažiuoja ir kokį nors ten prodidžiai didžėj setą sugalvoja. Nu, tai čia... Nu, kažkas leidžia jų muzoną ir kartais... Nu, tipo jo, ir kitą muzoną leidė ir, nu, visi eidavo vis tiek, tipo, vardas gal pritrauks, bet buvo tokių duobių, kad, nu, geriau neprisiminti man jau iš viso. Tai tu teisus, tai, bet va tai, kad tu papasakoji, čia yra va, visi vadybos tam tikri dalykai, kur aš galvoju, kad nu, ir šiai dienai jie yra, tik tai galbūt kitose nu, terpėse, žinai, tai ne, ten, ne kaip į parduotuvę nuvešti kompaktus ir dadėti nu, kažką. Tai, nu, tai tuo metu pagrindiniai, sakykime, pajamos artistų ir buvo iš pardavimų kažkokių, ne? Nu, gal jie tuo, vat, 8 metai baigėsi, mirtis artėja kompakto, ne? Jisai miršta galutinai, visi užsilenkinėjom. Mums tuo metu buvo iš vis šakės. Šakės buvo. Basta buvo. Nes ne tai, kad ten neturėjom pajamų, o turėjom, nu, baisingų nuostolių. Tai daug kas griuvo, atsimeni, daug kas sugriuvo. Ir, pavyzdžiui, man tai 289, kadangi vienintelis atsimenu, kas man padėjo su muzika išgyventi, tai tuo momentu Saša Son laimėjo Euroviziją. Tai, žinai, kaip sakau, tu buvai dar ant bangos, tai tave vis tiek, nu, poreikis buvo kažko tai žinai, tai dar galėjai, nu, laviruoti, o kitigi atsimeni, daug kas išėjo kur dirbti, kitus darbus, dar kažką tai daryti ir visiškai, kaip sakau, arba dingo netgi iš tos srities žmonės. Ja, tai iš tų kompanijų. Tai lenkiant prie to, tu sakai, kad būtent šitas visas plasmasės dabartinis anšlagas, aš irgi turėtų suformuoti automatiškai terpę rastis naujom kažkokiom tai muzikos atšakom arba labai gerai muzikai. Bet tai čia, žinai, nu, sakykime, jinai nebus čia taip, pokšt ir tapo kažko. Tai, aš manau, patys žmonės pradės norėti kažko kito, nesupranti, kada tau eina, atsiprašau, toks kiekis visos tos plasmasinės muzikos, ar, nu, kaip, nu, nėra blogąja prasme plasmasinės, nu, būtent tokia, vat, lengvos muzikos, kuri iš visų pusių tave taranuoja. Tai nenori, tu pradedi ieškoti kažkokio rafinuoto dalyko, kas gali būti įdomaus, teisingai sakai, ir tada atlikėjams atsiranda terpė pateikti savo produkciją galbūt kitokį. Nu, tai ir bus ir tų iš populiarių, kurie taip, kai, nu, darys tą, ką nori. Taip. Nu, šių metų, nu, sakykime, pirmas bandymas ir pirmas manifestas galbūt buvo, nu, aš nekalbu apie bendus tuos senuosius, kažkiek, tai pirmas manifestas buvo džiazų pareiškimas su koncais, kurie buvo koncai. Nežiūrim davai blizgučius ir kiek čia ko galime sudėti, bet 11 žmonių scenui darė muziką. Tai, nu, iš pop artistų, kalbant. Iš mažesnių, nu, aš nekalbu, jie tiesiog, nu, neturi ką prarasti, jie gali sau leisti groti. Bet ką nori. Tu atsakai, kad džiazų darė muziką, žinai, aš dabar buvau irgi savaitgalį buvau Džian tam pačiam koncerte Kaune, tai irgi akcentas, žinai, buvo į muziką, kas man patiko. Pakankamai buvo rafinuotai ir subtiliai sudėliota scena. Aš suprantu, kad žmonių kiekis nemažas, galbūt tikrai daugiau leido techniškai kažką tai padaryti. Aš visada užduoju klausimas, ar reikėjo? Žinai, bet akcentas į muziką, akcentas buvo į pasirodymą, į dainavimą ir tas man patiko. Detalių, aš nemačiau nei ten tų tokių ekranų nedidžiulių, ten kažkokių tai detalių. Buvo, kas mane galbūt nervavo, bet tai nebuvo labai jau ten reikšmingas dalykas. Antras dalykas, kas man labai patiko, tai kad jie iš tikrųjų buvo susikoncentravę į muzikinę dalį. Vienas mažas minusas. Kiekvienoje dainoje praktiškai girdėjau muzikantų stavkės. Tai va tas mane kažkiek tai truputį bėsina, nes aš visą laiką sakau, jeigu aš ateinu į koncertą, aš noriu girdėti jūsų dainas, taip kaip aš girdžiu, nu, skambančias per ten skaitmeną ar ten per radiją. Nu, man taip atrodo, nežinau, čia yra vėlgi mano nuomonė ir viena kita stavkė visą laiką yra labai faina koncerte, bet kai kiekvienoje beveik dainoje tu ją girdi, nu tai žinai, pradeda nervuoti. Surprizų neturi būti per daug, kaip sakė. Teisingai, jo, turi būti viskas taip pasverta. Ir gali pasidaryti nuobodu. Jo.
Ir matėsi, kaip koncerte, žinai, žmonės priema tą dalyką, pradžioj koncertas įsivysto neblogai, paskui turim tam tikrą duobę ir ant galo vėl viskas atsistoja į savo vietas. Vienintelį, ką tai pasigėdau 2 žinomiausių jų dainų, Tattoo ir ta kita yra angliška. Ir, viskas, man daugiau nieko ten netruko. Ir taip išėjau iš koncertų, sakau, faina, kokybiška, gerai, ar norėčiau antrą kartą nueiti? Taip, nueičiau antrą kartą, nežinau, kad gali būti dar geriau. Tai, žinai, tas mane labai sužavėjo. O jeigu kalbam apie tuos visus blizgučius, tai žinai, tie blizgučiai yra neišvengiamas dalykas, vis tiek žmonėms patinka blizgantis dalykai, žybantis dalykai, jau taip ta mūsų visuomenė sukurta, tai žinai, kažkas turi juos pateikti. Bet tai tampa, vėlgi, sakau, kai tai tampa tokia norma, taip. Tai nieko nebestebina. Ir ta norma turės, neišvengiamai kažkaip tai keistis. Gerai, kiek gali konkuruoti scenografiniais sprendimais, ne? Kiek gali šviesom, ekranų dydžiais ar dar ko nors. Jeigu, aš taip galvoju, Marta, jeigu žiūrėk, paskelbė, kad bus, neskelbėm artisto, ne? Taip. Ir jo dainų, bet sakom, bus tokia scenografija ir tokia apšvietima, bet kas dainuos, tai nesakysim. Tai klausimas. Ir kas gros, irgi nesakysim. Bet scena tai bus nereali, lazerių bus 500. Ar žmogus pirks bilietą į tą? Manau, kad ne. Jis vis tiek eina į vardą. O ar tas vardas, supranti, va čia ir prasideda dilema. Aš suprantu kiekvieną artistą, jis nori, kad būtų žinai, kaip sakau, visų svajonę nusileist, nuo stogo jo į apačią, visų svajonių yra iš po scenos iššaut. Čia, bet tai padaro visiems įspūdį. Tomas Araminas. Jo, kaskadininkai visi tie patys, viskas gerai. Bet klausimas, ar žmonės už tai pasiruošę papildomai sumokėti? Ne, nusileist nuo lubų yra kiekvieno artisto toks mast. Kaip, žinai, aš dar nenusileidau nuo lubų arenui grodamas, tai iš to reikia padaryti. Tada jau kaip ir žinai, toks čeklistas, tai nusileis nuo lubų, tada įvaryt 500 kvadratų ledo. Ledo, kad pas mane buvo daugiausia ledo. Jo. Bet aš sakau, o kas nuo to pasikeitė? Daugiausiai elektros suvartoja. Daugiausiai elektros ir pinigų praradai daugiausia. Visą laiką aš per tą prizmę finansinę eisi nori, nenori, nes, negalima, aš kaip sakau, man įspūdžio tenai, kad ekranas didžiulis, man vis tiek turinys, muzikinis svarbu. Taip, žmonėms ateina, koks koncas buvo, kokio didžiulio ekranas buvo. Ir ką, tai, žinai, irgi čia vienas atlikėjas yra, nemeluosim, įsijungia tas ekranas ir matau tokius vaizdus iš kažkokios reklamos, man atrodo, momentų Samsung telefonų ar kur, bet ten Samsungo reklamos nėra, bet tik tie paveiksliukai panašus sukasi, tai, žinai. Tai dabar ateis dar šitie AI laikai. Jo, tie. Tai kurs bus visi tas dirbtinis intelektas, jeigu pastebėjai, turi braižą. Turi savitą braižą. Tai labai atsiras daug panašių vizulkių per koncertus. Tipo, jeigu tu įvedi koncertas 5,000 žmonių, amžius toks ir toks. Ir kūrė dirbtinis intelektas. Tai dabar visi dar stengiasi pardavinėti, kad su dirbtinio intelekto pagalba sukurtas šou. Ja. Tai iš esmės po poros metų visi, sakys, šou sukūrė tikri žmonės, groja gyvi muzikantai iš tikrųjų. Tai buvo žmonės ir dainuoja čia iš tikrųjų. Tikras. Ir dar reiks kažkaip stengtis įrodyti, kad tai ir vyksta, kad čia šitas žmogus, kuris stovi su gitara, tai jis ne holograminis, jis groja realiai. Tas, kur dainuoja, jam sklinda iš jo organizmo ertmių, kokie tai garsai. Tikri garsai. Tikri garsai. Tai čia bus vertybė. Bet man tada kitas... Čia bus vertybė, čia kainuos pinigus, kaip, supranti, Tada mano klausimas. Tu atsakyk, yra organizacija Agata, kuri gina atlikėjus. Tai ką jinai gins? Ne, tai gina, ten negina. Bet žiūrėk, aš turiu minėti atstovauju atlikėjus. Ką jinai atstovaus, dirbtinį intelektą atstovaus? Kažkas gabalus turės sukurti. Jeigu sukurs dirbtinis intelektas, tai čia jau Latgos problema. O jeigu atliks dirbtinis intelektas? Jeigu atliks dirbtinis intelektas, tai čia jau Agatos problema. Jeigu klipą susuks dirbtinis intelektas, tai Avakos problema. Žodžiu, šitom įstaigom geruoju nekvipia. Aš galvoju, kad jums reikia po truputį galvoti apie perspektyvą arba dingti po truputį iš rinkos, nes vis tiek nieko nebegalės padaryti. Ne, bus nišinės įstaigos, kaip ir artistai nišiniai. Taip. Bet bus labai brangios įstaigos, kaip ir brangus labai artistai. Taip.
tegu neišnyksta, aš tai už... Ne, tai tegul jie gyvoja, bet iš tikrųjų gera tema yra, žinai, dirbtinis intelektas gali kai kurias asociacijas patraukti už šoną. Nu, kad artistų patrauks krūvą, tai faktas. Nu, tai bet atsiras kokie nors dirbtinio intelekto, žinai, gynimo. Nu, arba atsiras dirbtinio intelekto undergroundas. Nu, bet jis neišvengiamas. Norės patvarkyti popsą dirbtinį intelektą, kuris sakys, kad čia šūdas, o šitas dirbtinis intelektas sakys, kad mes alternatyva šitam dirbtiniam intelektui ir negalim. Absurdas kažkoks tai. Nu, vienu žodžiu, keliaujame į gerus laikus, žinok, aš galvoju, mes neišvengiam. Nu, iš esmės, tai faktas, kad aš tai vis tiek turiu durną tikėjimo žmonėmis. Kad tipo žmonės išgelbės. Nu, tai faktas, kad vis tiek kažkas turės groti ir dainuoti. Nu. Iš tikrųjų. Ir kurti iš tikrųjų. Ir čia bus tikroji vertybė. Man atrodo, kad tos profesijos tokios, profesijos užsiėmimai, kaip kažkokių tai dalykų gebėjimas, groti, dainuoti, piešti, iš vis kūrybinių dalykų gebėjimas yra absoliučiai prestižinis reikalas. Absoliučiai prestižinis reikalas. Tai high-endas. Ne vadyba čia kažkokia. Tai sutinku. Kaip sakyt, ne finansų sektorius, ne dar koks tai velnės. Čia dalykai skaičiuojami, apskaičiuojami ir panašiai. Artistė skambina. Greit, aš pakelsiu. Pakelt turi, padaryk pauzę. Alio. Nu ką, dar Laurai, aš galvoju, kad dabar labai aktuali tema yra, žinai, kad vadybininkai yra nebe vadybininkai, nes vadybininkų kaip ir nebėra, dabar visi savarankiški yra. Tai mes irgi jau nebe vadybininkai, mes patys esam savarankiški. Nepriklausomi vadybininkai, patys save vadybinam. Jo, o šitą, čia man... Ir samdom visus kitus, jie tai nesamdom, mes tik samdom. Bet tau iškart susitvarkė psichologinė sveikata. Tai ne tai, kad susitvarkė. Kai tu tapai nepriklausomą vadybininku. Taip, iškart. Savim tapai pagaliau. Taip, pagaliau esu aš. Gerai. O tu? Aš irgi. Jo, dabar kažkaip daug geriau jaučiuos, nes... nepalyginsi. Tipo, klausyk. Kaip tau, viskas tvarkoj? Jo, žinok, viskas gerai. Jo, saulė nušvyto, dangų žydras, visi laimingi. Ne, čia buvo tokia populiari tema apie vadybą ir psichologinę sveikatą. Kažkoks tai pasidarė toks miksas tarsi. Tai tarsi šitie du dalykai kažkuo susiję būtų. Nors man atrodo, kad čia šnekėt, kaip... apie akiečius ir vežėčias. Absoliučiai sutinku. Kaip sakė žmogus, kuriam stovi ten žemiau paminklas. Taip. Zapa. Zapa. Šnekėt apie muziką, kaip šokti apie architektūrą. Tai panašiai mes tuom ir užsiemam šiuo metu, bet kodėl grįžtam prie šitos temos, ne? Dėl to, kad šita tema, pasirodė skausminga. Kam? Kam? Artistam. O ką tu jos muši? Ne. Muždavai? Jos, tu psichologiškai terrorizuoji jas? Nežinau. Bet matai, bet va čia ir yra. Tada ir aš suvedu, kas yra ta vadyba? Ta, kuri padeda sureguliuoti, sustatyti ir kažko reikalauti, tai gal tai psichologinis smurtas? Iš dalies, galbūt, bet čia priklauso nuo vadybinamojo požiūrio, iš principo. Taigi, vis tiek, man atrodo, kad vadyba tai nėra, visų pirma, tai nėra santykiai. 100%. Asmeniniai. Tai jokie, netgi gal sakykime, santykiai, tai yra kažkokia draugystė, pokalbiai. Taip. Darbas tam tikras, bet ne vadyba tai yra, ne vadyba tai vadinasi, vadyba... Bendravimas tai vadinasi. Vadyba tai yra veiksmų... Suplanavimas. Veiksmų seka arba darbų grafikas, tai yra veiksmų seka, grubiai tariant, tai yra veiksmas, bet ne objektas pats savaime. Ir man atrodo, kad viena iš tų klaidų ir klaidinančių žinučių žmonėm, kur
kur nuskamba dažnai vat, šitą miksę tarp psichologinių problemų ir santykio su kokio nors artisto su kompanija arba artisto su jo kažkokiu tai vadybininku, yra neišmanimas. Neišmanimas kelių dalykų. Tai kaip minėjau, kad vadyba yra veiksmų seka, tai yra veiksmas, ne? Aš prašau. Veiksmai, iš principo, tai yra suplanavimas, darbas, kurį, kitaip tariant, be vadybos, ar tas žmogus pats daro veiksmus tuos, ar kažkas jam daro tuos veiksmus, ar kartu su kažkuo, tai yra veiksmai, kuriuos vis tiek privalu padaryti. Grubiai tariant, plakatai patys nepasikabina. Tu turi samdyti arba kažkur... Šviesa pati neatvažiuoja. Turi išsinuomoti. Kolonkės pačias nepasistato. Turi išsinuomoti ir kažkas turi pastatyti. Bilietai patys neparsiduoda. Juos reikia pardavinėti ir mokesčius daryti. Kažkas visą tai turi organizuoti. Tai gali tai organizuoti ir pats artistas, ne? Gali. Jeigu turi laiko. Taip. Ir jėgų. Bet iškart sakau, kūrybinis dalykas, iš mano patirties, sekant tai, kas vyksta toliau, kūrybiniai dalykai kenčia. Neišvengiamai, jeigu žmogus populiarus, arba jis populiarėja, arba tai visi jo nori. Jeigu visi jo nori, tai reiškia visi, aš kalbu apie žiniasklaidą. Visi atakuoja. Taip. Jeigu jis kažko išleido, pavyzdžiui, fizinį kažkokį daiktą, reiškia, reikia jį supakuoti, išsiųsti. Teisingai jo, priimti. Ir tas bendravimas, iš esmės, bendravimas su žmonėm, užima laiko ir sąlygoja kažkokį tai nuovargį. Tai jeigu vietoj to, kad tą, ką moka geriausia, dainuot, pavyzdžiui, arba rašyti dainas, pats pakuoja plokšteles arba klijuoja plakatus, tai kažkas yra ne taip. Bet supranti? Arba priešingai labai taip, nes galbūt, čia ir yra tame laimė kažkokia. Ne, čia yra, žinok, čia yra savotiškas, betgi nieko dalintis nereikia. Viską pasiemu. Nesvarbu, kad visiems reikės sumokėti už darbą, jeigu samdysi. Bet aš vienas. Matematika, grubiai tariant, čia nesikeičia. Nesikeičia visiškai, kas įdomiausia. Ir aš manau, jinai tik tai anksčiau ir... Žiūrėk, viskas tvarkoja. Visokių žmonių yra, visokių, kaip sakau, gabumų turi kiekvienas, kitas sugeba visus nusisamdyti, taip toliau, bet man tai, žinai, paskui labiausia patinka, kada jie visi gruodžio mėnesį, va čia mačiau, dabar buvo labai populiarų. Čia ne tik atlikėjus liečia, čia apskritai paimsim tą šou biznio ar tenai tų veikėjų pasaulio. Žinai, visi dedasi tas nuotraukas, lašelinė, mirštu, kiek darbo, negaliu, tenai. Brangusis, kiek uždirba pinigų, pusę išleisi sveikatai, o dar po kelių metų dar likusius padėsi. Tai čia iš patirties galiu pasakyti. Jeigu galvoja, kad jūs jau uždirbot milijoną, tai žinokit, ne. Vienas žmogus sugebėjo kol kas per koncertą uždirbti milijoną. Beveik milijoną. Lietuvoje. Jums dar tai... Aš atvirai sakau, selas atėjo arti milijono uždarbį. Tai mes galim skaičiuoti taip ar taip, bet žmogus, kur realiai sugebėjo iš vieno koncerto tą padaryti. Patinka, jis mums nepatinka. Faktas yra ir jo nepaneiksim. Visi kiti galvoja, kad lakstydami per savaitę po 5, 6, 7 koncertus uždirbs krūvą pinigų. Jo, tam momentui uždirbsit, kažką pasidarysit. Bet jūsų sveikatėlė paskui jums kainuos tikrai labai daug. Tikrai daug. Nes, tu sutinki su manim, kad kūrybiniai dalykai visiškai nukentės per tą periodą, nes negalvos, tada sakys, man reikia poilsio dar ko nors. Ir va čia, apie ką aš noriu pakalbėti. Apie tavo pasakytą. Planuoti, sudėlioti. Grafikas. Kažkoks tai turi būti, gamyklai irgi suplanuoja kažką, tai sukuria pagaminti, per tiek laiko išleisti, parduoti. Ten tai žiaurus grafikas. Tai čia, ko čia skiriasi nuo to, kad meninis žmogus dirba tą darbą? Menininkas, aš noriu būti laisvas. Tai tu laisvas iki tam tikro momento esi. Anksčiau ir vėliau tave... Matai, tu laisvas, ar šiaip ar taip, nieko čia pririšęs už kojas niekur nelaiko. Aš negirdėjau tokių vadybos kompanijų arba vadybininkų, kurie ten, nežinau, kažkaip laikytų tos žmonės. Ne, jos pririša prie sulenciukais, prie radiatoriaus, dar muša ir neleidžia ir sako, dainuok. Buvo anksčiau Amerikos reperių tarpe tam tikrų vadybinių tradicijų, sakykime, bet tai labiau ne vadybinės tradicijos, tai buvo leidybinės tradicijos. Kada pasiimdavo šitą šaunamąjį ginklą ir paaiškindavo, kiek gausi pinigų. Ir, kontraktą, sąlygų aptarimas su įremtų pistoletu, arba, man atrodo, Vanilla Ice yra matęs, kaip dangoraižis atrodo, žiūrint iš viršaus iš balkono. Ten buvo kaip tik aptariamas jo sutarties
pratęsimo perspektyvos. Tai yra tų metodų ir galbūt jie kažkur ir vyksta, mane tikėtina, bet Lietuvoje aš tokių negirdėjau. Ne, aš per savo 30 metų, kiek aš esu, tai tikrai tokių metodų nebuvo. Nenori, nereikia, viso gero. Tai, bet rimta užtat, čia vadybiniai dalykai. Grubiai tariant, aš noriu pasakyti, kad vadyba iš principo kaip veiksmas, jisai yra, neįmanoma nuo jos pabėgti. Nes tai yra privaloma veiksmų seka, kurią kažkas turi daryti. Tai ir tu pats darysi, ar kažkas kitas darys už tam tikrą procentą, dalybas, atlygį. Atsiprašau, tu klysti. Yra kas daro už dyką. Kas gali daryti už dyką? Tai velnės, tai turi būti kažkokiu milijonierium, aš nežinau, kažkokiu... Tai ir yra milijonieriai. Ir už dyką... Jie patarinėja už dyką. Tai patarinėt, tai galima. Marta, patarinėt galima. Už dyką visi patarinėja, visur. Taip. Ko gausi Lietuvoje, tai patarimų už dyką. Ir dažniausiai tas patarimas skamba, kaip pas tave viskas blogai. Taip. O kaip mes galim padaryti geriau, ne? Arba kaip turėtų būti, nes jie žino, daug metų dirba. Iš tikrųjų, ne? Tai aš tai, ta prasme, nebėjau, man tai tas ir kelia tokį įdomų dalyką, tą patį, aš tai sakau, žinai, tu mane žinai, aš kalbėsiu taip, kaip man atrodo ir kaip ką aš manau. Tai, pavyzdžiui, ta pati Agata, tai žinau, labai daug patarinėja. Viskas gerai, reikia jaunus atlikėjus. Juos kreipiasi. Jo. Kur jam kreiptis? Kur kreiptis, teisingai, jo. Bet jie pradeda dalyvauti versle, taip, aš taip suprantu. Savotiškai. Kažkiek jo. Tai ar čia nėra tasai, kad aš sakau, tam tikros, žinai, kaip dabar mačiau čia... Ne, čia, žinai, jeigu imtų šaibas, tada dalyvautų. Dabar kol kas dar ne. Atsiprašau. Čia laiko klausimas. Ką aš norėjau pasakyti, laiko klausimas. Ir mano supratimo, anksčiau ir vėliau, jie ima tas šaibas. Tik tai... Kitaip, tik jie nesupranta, kaip paima iš šitos pinigus. Jie kieti yra. Krūta kontora. FIFA primena. FIFA. Jeigu ką, reikia pažiūrėti filmą, labai gerai, ten viskas aišku. Ne, aš ne visais punktais tau pritariu iš to vietoj. Tai aišku, tu turi paprieštarauti. Bet man atrodo, kad yra keletas dalykų, kuriuos tos, reiškia, organizacijos, kolektyvinės organizacijos. Jos bet kokiu atveju kolektyvinės, kai tampa, tai atsiranda rinkimai, atsiranda pataikavimai, tai yra neišvengiama net visose srityse. Ir čia, šitą tai sutinku, čia žinai. Tas grėsia ir tau su mama. Taip, vienareikšmiškai. Ir pavyzdžiui, kai kurie socialiniai dalykai, jie neišvengiami tom organizacijom daryti. Neišvengiamai prieina prie to, kad reikia kažką laidot. Taip. Kad kažką reikia paremti. Taip. Kažkam yra blogai, ir tada kolektyvas kažkoks tai formuoja kažkokią tai dalyką. Man iš visų tų veiklų, kurį aš žiauriai pritariu, anksčiau labai nepritariu, bet dabar labai pritariu. Tai yra muzikos salė artėjanti. Taip. Man atrodo, kad šitas renginys pasiteisino. Iš esmės, tam tikrai grupiai artistų tai tapo tam tikrų metų atsparos tašku. Iš esmės yra du atsparos taškai muzikų. Yra mama apdovanojimai ir muzikos salė. Apie kuriuos iš principo jie sukuria aplink save daug bazo ir rinkos. Ne, tai muzikos salė yra visiems ateiti, pabendrauti, parduoti, informuoti, paskleisti informaciją. To irgi reikia sutikti. Žinai, jie suorganizuoja. Bet suaktyvina, aš turiu omeny. Rinka suaktyvina. Nesvarbu, kas ten vyksta, kiek kas ten parduoda, čia jau kiekvieno reikalas, ne? Bet suaktyvina rinką. Kad jis žino, sakykime, žmogus, kad ta muzikos salė vyksta ir jisai tai muzikos salė ruošiasi. Žiūrėk, bet kokiu atveju. Tai ruošiasi, ten bando merchandise pagaminti. Taip. Maikės, kepurės, plokštelės, ką tik tai nori, kad būtų ten kažkaip pamatytas. Bet kad pirktų tos dalykus, reikia kur turinį, reikia muzikos visų pirma. Taip. Tai kai kurie stengiasi ir muzikos dar sukurti. Ir žinai, tai čia labai, žiūrėk, tokie dalykai visos tos, kaip sakau, mūgės, tos konferencijos, kas bebūtų, jos yra gerai, todėl, kad bet kokiu atveju ateina žmonės iš pašalies, susipažįsta, vienoj vietoj, pamato, išgirsta, patogu yra iš tikrųjų tam tikri dalykai. Apdovanojimas labai aiškiai tai yra vertinimas, o muzikos salė tai yra ta informacinė tokia
informacinis turgelis, nu nebejokim, tai pavim, čia normalu yra, nes vis dėlto prekyba vyksta, gali parduoti, gali informuoti kažką. Žinoma, kad ta prekyba dabar yra, nu, visi kortelėm atsiskaitinėja, nebėra to. Taip, grinų pinigų, jokių nėra, nieko. Tai tas dalykas labai geras ir aš galvoju, tegul daro. Muzikantai vis tiek moka daug mokesčių palyginti, ne kokie nors ūkininkai, kurie šiandien atvažiavo su traktoriu. Jo, nu, bet žiūrėk, nereikia ant ūkininkų varyti, jie irgi. Aš tai varysiu ir varysiu tikrai. Nu, bet žiūrėk, bet mes ir jiems mūsų kolektyvai važiuoja, koncertuoja, negali pėti. Nu, tai taip, tai turtingiam žmonėm mes koncertuojam, tai ūkininkai. Yra, žiūrėk, žmonės, kurie moka mažiausią mokesčių. Tai yra ūkininkai. Yra ūkininkai. Dar dantistai. Nu, ne, dantistai, man atrodo, jau irgi tenai, nu gal, tebūnė. Jie labai brangus, tai taip. Ne, bet aš šiandien tiek traktorių pamačiau. Ūkininkai moka mažiausiai mokesčių. Gauna paramas, suvažiavo su milijonus kainuojančiais traktoriais į miestą ir tuos traktorius jiem dar nupirko, ne už savo pinigus. Europą nupirko. O savo X7 BMWs jie pila kokį dizelį. Nu tą pažalį. Be akcizo. Taip, kad... Bet klausyk, bet palauk, bet čia yra rinkos dalis. Stop, yra rinkos dalis. Jie visi naujose traktoriuose turi internetą praktiškai. Ir taip, jie gali muziką klausyti, reikia užkurti dalyką, kaip ten turi atsirasti lietuviškos muzikos grojarašiai, kažkokie, nežinau, barkodą padaryti, dar ką nors. Nu, šiaip aš čia fantazuoju, bet pagalvok, kiekvienas, nes dabar jie važiuoja, nu, tai jie turbūt klauso gal kokią radijo stotį, arba, nu, nežinau, kaip, bet reikia pagalvoti, klausyk, gal nors... Nu, tai kažkokį John Deere playlistą reikia padaryti. John Deere playlistą, jo, arba su traktorių dileriais reikia pakalbėti apie muzikos įnešimą į tos traktorius. Gal vadinti tiesiog Karbauskis top 20. Nu, žiūrėk, Karbauskis jis teatro gerbėjas yra, tai galbūt... Muzikos jis nemyli, kiek žinau, mamos apdovanojimą irgi nelabai. Nelabai, jisai turi savo festivalį. Jo, Laurai, tai aš galvoju, dar mes, žinai, čia tiek daug prisikalbėjom. Sakau, eilinė darbo diena, popietė, tai manau, darysim taip ne vieną kartą į mėnesį. A gal vieną kartą, nu, nežinau, kada mums šaus į galvą, ne, aš taip suprantu. Mes galim, pavyzdžiui, dar, nu, iš karto duoti informaciją, kad, pavyzdžiui, mes galim albumus apkalbėti, geri ar blogi, ne? Taip, tai čia būtų toks kaip ir tikslas, aš galvoju, būtų daug prasmingesnis laiko praleidimo būdas, ne? Nu, čia dabar, nu, sakykime, mūsų ta... įžanginė gėdos laida, ne? Nu, kur... Nusikryžiavimas galutinis, ofisas. Žvengia, nu, jiem labai gėda už mus. Bet tai klausyk, bet jeigu, nu, gėdas jausmas, kaip sakyti, jau toks, ką darysi? Žiūrėk, man tai jau senai nebegėda, aš tai galiu ir plikom kelniam prabėgti per tą... Žiūrėk, nebėgsiu aš tam plikom kelniam, bet man kažkaip, nu, noriu ir kalbu. Žiūrėk, laisvoje Lietuvoje laisvi žmonės. Ką nori tą kalbą. Ką nori tą kalbą. Tai aš galvoju, žinai... Šiaip internete durnių pilna, tai kodėl dar negali būti daugiau? Žiūrėk, o gal iš viso iš mūsų... Aš nesu matęs, tiesą sakant, kai tu sakai, kad reikės čia kalbėti, nesu matęs, nu, tų video, kur kalba žmonės. Nu, esu kelias tu matęs. Tipo podcast'o, ne? Podcast, bet žinok, aš irgi prisipažinsiu, aš jų nežiūrėjęs, jeigu aš bandžiau žiūrėti, tai man kantrybės neužtenka. Aš tik paspaudžiu ir perjungiu. Tai šitų irgi... Ir mūsų turbūt nežiūrės taip niekas. Greičiausia, bet, nu, žiūrės bent jau savinu, tai kad pasišaipytų. O, tipo, durdi. Ir reikia, aš tik tai mačiau taip, nu, meluoju, nu, esu kelias matęs, ne? Nu. Ir jeigu tai YouTube'as, tai reikia, kad spaustų bet ką ten, like, dislike, nesvarbu. Tipo, knopkę reikia. Tada geriau eina. Žiūrėk, aš... Žodžiu, komentarė heitas yra irgi gerai. Nu, ta prasme, jeigu parašys, va, žiūrėk, jūs esat durniai. Tai jeigu parašys ten durniai, tai čia jau gerai. Kelia žiūrimumą. Nu, tai matė, aš tau siunčiau. Jeigu nieko nerašo, tau siunčiau, ką su heitu reikia daryti, kad ant atlikėjo heitą varo. Išleidi merčą. Ženkliukus išleidai, nu, Elvis Preslis, nu, pažiūrėk, išleido ženkliukus, taip toliau ir pardavė. Ir dar tie, nu, kaip sakant, iš to durnizmo dar užsidirbo žmogus daug pinigų. O šiaip paėmus, tai jeigu heitins, tai manau ne YouTube, dabar toj, kaip aš vadinu, trydoj, tai heitina visi viską. Aš taip vadinu tą platformą trydą. Yra ta, kur triedžia visokias nesąmonės visi. Kažkokie tai... Skanaus vadinu. Jo, skanaus, nebykite, bet, nu, ten skaitau ir galvoju. Jums čia tipo ką reikia, pasilasdavoti, keiksmažodžių parašyti, nu faina, okei, pažvengiu, paskui galvoju,
ką jie vartoja, kokius jie narkotikus ryja, nesuprantu, žinok, kai kada. Nieko neryja. Niekas sakai, čia taip tipo normalu dabar. Bet Nu, tai ir yra tam tikras narkotikas. Geras tas heitinimas. Klausyk, o tarp kitko, čia dabar daug to veiksmė mačiau buvo ir rašinėjo visi apie tą Euroviziją, kai prasidėjo, Evrabačinė ta prasidėjusi. Matei nors vieną numerį? Atranka, mačiau. Ir... Taigi tavo buvęs atlikėjas yra? Yra. Ir tarp kitko atrodo visai gerai. Gerai. Aš tai manau, kad Vydas užkūrė tokią pirtį, žinai, kad visiems kol kas po 2 laidų, mano nuomonės, čia yra mano nuomonė, po šitų 2 laidų rūkyti visiems. Nu, pagal viską, tai. Aš manau, kad rūkyti, nes nieko ten daugiau nėra. Žalvarinis atėjo. Yra žanriškai, žalvarinis žanriškai kerta, ne? Jeigu padarys dar geriau tą numerį, žanriškai žalvarinis labai stipriai sustiprina savo pozicijas rinkoje, žiauriai. Savo pozicijas, pavyzdžiui, bet žinai, aš bandau įsivaizduoti, ar toliau gali išeiti, mačiau ten Marką papostino, kad pareklamavo, kad tipo už žalvarinį balsuotų Hebra, bet aš žinai, kai jie užgrojo, aš ten paskui specialiai čia sekmadienį atsisukau pasižiūrėti, toks balkaninis rokavas gabalas. Jisai... Tik lietuviško įdainuoja. Folkrokas, žinai, bet jeigu žalvarinis išmes daugiau, truputį daugiau nepagailės gitarų, aš atsimenu žalvarinę ištakas. Tai viena iš pirmųjų, kaip atsirado iš grupės Kulgrinda vokališčių ir Ugnėlakio gitaristų bendas žalvarinis. Tai žalvarinį, aš atsimenu labai puikiai ir toks buvo visiškai unikalus projektas. Tai aš labai džiaugiuosi už juos. O šiaip bendras lygis kaip tau? Nes mes kalbėjom, kad aš tai, pavyzdžiui, kažkaip tai, ypač antros laidos, tai tragiškas man lygis. Aš nebijau sakyti, tragiškas lygis. Ta prasme, aš klausiau, ta prasme, prasukinėjau, žiūrėjau. Nežinau, gal čia telekė, mes žinom, kad būna techninių dalykų, kada klausai, atrodo ir biškai ir pro šoną pjauna Hebra, ir dainuoja pro šoną. Ten bandėm, mačiau tą aistę visi užvažiuoti, kad tipo ten nepataiko šalia tono pjauna, bet nebuvo man ten dar taip tragiška, kaip ten, žinai, jie galbūt rašo. Tai čia skonio reikalas, kaip sakau, ausies reikalas, nežinau, gal man irgi užmynė kas nors. Man tai, jeigu gabalas eina, tai tas kartais neidealus dainavimas priduoda tam tikro gyvumo, tam reikalui. Ta prasme, žmogus gyvas. Taip. Ir kartais tie idealus būna baisiai nuobodus. Kur tokie išlaižyti visi. Tai sakant, šiuo atveju idealių ten nebuvo. Tai kad nei vieno. Antram, tai nei vieno nebuvo idealaus. Visi buvo, bet momentai sutinki, kad aš žiūri, tai pavyzdžiui, aš tai matau tokį kažkokį konkursą vidurinės mokyklos, bet tai negali pykti arba. Tai platforma, visi išlenda, bet žmonės žiūri, aptarinėja. Įvykis yra, laida nesvietiškai populiari, bet kokiu atveju. Tai? Telekas iš to išlošia. Ne, tai čia mes jau šitą suprantame, žinai, kai čia pasipiktinimus leidžia. Bet šnekam šiuo atveju apie dainas, ne? Apie dainas kalbame, jo. Eina, neina, žinai, tenai. Gera, bloga daina, aš tai, pavyzdžiui, į tą Vydą pamatęs tą, ten, viščiukų tenai, ar vištų, ar ten gaidžiukų šokį, dėmesį atkreipia, ten kažką dainuoja, kažkas yra, ar kažkas, žinai, kai pradeda ieškoti kažkokios gilios prasmės, ten jos nėra. Šiaip, matai, Eurovizijai gilių prasmių paieškas labai dažnai atrodo kaip manekenių posakiai apie užtaiką pasaulyje. Taip. Ten yra atsiradus tokia mada. Šiaip, jeigu pastebėjai, tai ne tiek Eurovizija liečia, ne vieną Euroviziją liečia, bet Eurovizija ypatingai, kokia šios dainos žinutė, ne? Bet kas sugalvoja tą klausimą? Žinutė, kas kokia žinutė, man irgi visą laiką. Ką jūs norit pasakyti? Ir jeigu kažką tai turi, kas sugalvoja, kad... Žinutė turi būti. Kažkokia tai žinutė, ką tai reikia pranešti. Bet čia, žinok, bet čia pas mus, bet ir tenai, nuvažiuoji, ten visi klausia, kokia jūsų dainos žinutė? Tai yra tam tikra eurovizinė tradicija. Už ką nors būt. Jo, ten homoseksualai, ten gamtos išsaugojimas, ten tvarų santykiai, meilė, tai čia jau aišku, jau turbūt skipinam, nes vis tiek visi... Senovė yra. Ir iš kur tos žinutės atsirado, aš irgi niekaip nesuvokiu. Ir man tas, apie ką jūsų daina? Girdėjai? Tekstą skaitėjai? Apie tai daina. Aš tai taip suprantu. Taip. Daug kas tų klausinėtojų iš principo
klausia vien dėl to, kad pakalbėt su dainininku. Nu, arba pasijausti žurnalistu. Arba pabūti žurnalistu. Nu, kažko reikia paklausti, apie ką jūsų daina. Nu. Jeigu esi asilas ir neišgirdai apie ką daina, nu, tai tu asilas, nu, tiek žinių. Nu, asilas su akreditacija. Jo, jeigu tenai, o ten iš viso, kai atsimeni, duoda tą žurnalą, kur visi žodžiai surašyti yra, tai paskaityk bent jau tada, žinai, aš kaip sakau. Dabar appse būna jau. Appse būna, teisingai dabar. Nu, tai va, tai. O dar ką nors matei tenai gerą iš dviejų šitų? Nu, kas dar ten buvo? Nu, buvo kažkokio jaunimo, bet tokio, kad labai iššoktų, tai... Nėra. Aš manau, kad tie pirmi trejetukai gan teisingai pasiskirstė. Bet išeina po du? Gaila, kad išeina po du. Po du. Nu. Nes tokia intriga tarp tų ten, kas pirmas, antras, trečias, kuris nepateks, aišku, labai aišku, kas yra gale. Nu, tai iškart aišku. Nu, tai iškart aišku. Ir čia ir žiūrovam, ir komisijai, ane? Nu, bet matai, komisija, pavyzdžiui, per antrąją gavo tiek heito, kad, kaip suprantu, praktiškai eliminuoti jau yra. Bet, žinai, kas išėjo? Čia labai įdomus atvejis, iš tikrųjų. Komisija balsavo taip pat kaip žiūrovai. Ne, į pirmą vietą dabar buvo man pastatyta, aš taip suprantu, palauk, už ką balsavo. Ne. Taip pat, ne? Ne, man atrodo, kad visiškai taip pat ir už tai žmonės jų nemėgsta. Nes komisija turėtų būti tas šaltas protas, ane? Atskirti biškį. Kuris vertintų profesionalius įgūdžius. Nu, tokias taisyklės, toks susitarimas, tarsi, ane? Bet šiai minutė. Bet kartais komisija paima ir sugalvoja papataikaut publikai. Bet jie nežino, kaip bus. Nes netiesioginis gėjo, jie nežino rezultatų. Gal nežino. Jie nežino. Nes jie nežinojo, kaip bus. Jie įvertino jau vietoj. Jo, balsavimas tiesioginis. Jo, balsavimas tik tiesioginis. Komisija įvertina prieš tai, iš anksto, o žiūrovai eterio metu. Tai nu, bet jo, bet šitą antras pusfinalis reikia pripažinti, tai buvo neįsižeidžia kolegos, kurios pažįstam taip toliau, tai buvo toksai, nu, labai jau silpnas variantas, o ten kas laimėjo, tas laimėjo. Kas išėjo, tas išėjo, kaip sakau, ten finalė susidėlio savaime. Aš tai manau, aš tai visą laiką sakau, žinai, kada praeina tie visi pusfinaliai ir tu žinai, kiek žmonių balsų surinka, tu jau gali suprasti, kas gali laimėti. Aš pats, žinai, išmėgėjęs visą laiką pastatyti būnu visada jau, kada jau finalas, kuris laimės, pasitvirtina. Nu, tai nežinau, turbūt, iš 10 gal vieną kartą ir pralašiu. Nu, tai paaiškės dargi nematėm, kiek dar bus. Dar 2, aš taip suprantu. Nu. Ar 3? Nu, gal 3, nežinau. Tai jo, tai dar susidėlios, dar 3. Dar susidėlios, aišku, įdomu, nu, kaip kas pasiruošė, gal stipresnė eina tolyn, bet kol kas tai vienreikšmiškai viskas lygiai atrodo maždaug teisingai. Teisingai. Nu, kol kas tai man irgi tie, kurie išėjo, visi verti ten, žinai, ten galima, šaukai ten tą Eglę Jakštytę nepapuolė, mačiau, čia rėkė visi, bet žiūrėk, nu nepapuolė, nu kažkur pritruko, vadinasi, kažkokį tai žingsnį. Bet galbūt, kai vis laik Altyvas sugeba ten žalią kortą suteikti mėgstat, tai gal įmesi finalą. Aš tikiuosi, nes ten pasiruoštas šou numeris. Taip. Ir kodėl jis negalėtų būti finale? Ekrane jisai visai gerai žiūrisi. Labai gerai. Ten dar galima apie subtilybės kalbėti, žinai, taip, bet tikrai nepagaidintų vakaro to, kuris bus. Tai Eurovizija kol kas, sakykime, taip, važiuoja, stebim, kas toliau ir čia bus daug labai aptarimo. Aš manau, kad reikės... Jeigu mes dar toliau kalbėsim, tai mes tada, aš galvoju, dar su tavim dar po... Žodžiu, reikia nuspręsti, kiek turi būti peržiūrų. Taip. Kad toliau galėtume kalbėti, o jeigu nebus tiek peržiūrų, tai ištrinti ir šitą šūdą, kurį išnekėjom, nes gėda iš tikrųjų. O klausyk, o į minusą nerodo? O YouTube į minusą nerodo? Jeigu, pagalvok, pažiūrėjo 20, ne? Nėra gėda. Laurai, aš kitaip padarysiu. Aš uždėsiu repeat ant YouTube ir išeisiu iš šio ofiso. Ne, baigęs, vis tiek vieną IP skaičiuoja, čia nieko nepadarysi. Žinau. Radijų skambinti iš skirtingų telefonų, kad top 20 patektų, supranti grupę, kas ten nėra. 20 metų. Dabar sudėtinga, to nepadarys. Žiūrėk, tavo vaikai pažiūrės, mano pažiūrės, tada mūsų ofisas pažiūrės. Tai apie 20. Tai jau 20 bus. Tai mes tai užsidedam skaičių. Na, jo, dar va pažiūrės, kas, kaip sakant, Lukas. Bet žinai, kas įdomiausia, aš tai galvoju, kad dar vienas paprastas dalykas, kad mes ką bekalbėsime, ką aptarinėsime, mes vis tiek kalbame taip, kaip mums atrodo. Mesgi, sakau, neteigiam, kad turi būti taip ir ne kitaip. Mes
Aš tiesiog aš kai kada kaip sėlas mėgstu, aš kai kada ir pafantazuot galiu. Nu taip, tu gali. Nu. Šiaip, kas nežinot, aš savo asmeninę nuomonę noriu pasakyti apie kolegą. tai Martynas yra vienas geriausių žmonių, kuriuos teko sutikti gyvenime. Žiauriai geras žmogus. Nors atrodo marozas. Marozas. Bet, marozas ir yra, bet, iš tikrųjų geras ir nuoširdus žmogus. Todėl, ką jis šneka, jis iš tikrųjų šneka nuoširdžiai. Ko nepasakyčiau apie save? Supras klastingas lapinas. Vienas sako, kitą daro. Jo, ką aš galiu pasakyti, taip ir yra, žinokite, gerbimieji. Ir kitaip negali būti. Tai aš galvoju, kad mes sugrįšim su taim, kadangi šitą aš pažadu, kad dar mes išmesime į tą tipo viešą erdvę dar iki čia mamos apdovanojimų. Tai su kitu, jeigu peržiūrės bent kažkiek daugiau žmonių, tai galime tada dar kartą pakalbėti, jau tada po mamos apdovanojimų. 100 turi pažiūrėti. Tai bet žiūrėk, bet čia jau yra. O nuo kada babkės pradeda skaičiuoti? Neatsiparink. Ne? Čia nebus. Tipo labdara. Aš manau, kad jeigu, kažkaip tai pavarytume žiauriai kietai, tada ieškosim rėmėjų. Rėmėjų arba kažkokį atsidarysim, kad Tipo tos Patreonus, tenai dar kažką, kad tipo duokit šaibų ir mes kalbėsime toliau. Taip, Tipo, o mums reikia? Nežinau, kas, bet nieko nepamaišė. Duokit pinigų. Aš tai norėčiau, šnekėti už pinigus. Bet tu supranti, Univerkiai, tu dirbi dar? Aš dabar mokausi Vilniaus kolegijai, pirmas kursas. Okay. Tai va, tai aš noriu absurdas, visiškas. Ten, pavyzdžiui, kai šneki su studentais, tai jeigu nuvažiuoji prie Univerkės, parkuoji mašiną mėlynoj zonai ir pasiemi kavos, tu minuse. Jau minus. Kavos negeri, išeini ant nulio. Čia atlyginimas. Čia apie atlyginimas. Šitą aš esu jo. Už paskaitą. Taip. Jeigu eini pėsčias, nieko negeri ir nevalgai tą dieną, pliusuoji. Tai aš galvoju, kad, geriau daryti čia, YouTube, va tokius nesąmonės, negu važiuoti Univerkėn. Tai yra daugiau naudos bus. Studentam universitetas sutaupo daug lėšų. Šūdų ir klauso tą patį, ką. Nereikia pildyti popierių, rašyti kažkokios tai programos. Geriau įjungia mūsų pokalbį ir paskaita praeina. Žiūrėk, ir skaityk beveik 1,5 valandos, mes pravarome. Akademinė, žodžiu, kalbam. Ir kita, klausyk, bet tada žiūrėk, yra vienas pavojus. Jeigu mes su tavim čia patampam populiarus ir pradedam nulaužinėti internetą, nežinau, kokie ten populiariausi tie yra, šitie tie, kur rolkas su stonkomi katleriu veda. Lochai. Vėl tie patys. Tai vėl, ar kokie jie tenai jie. Tai nulaužti jų neįmanoma, aš taip suprantu. Supranti, nes jie labai daug ten ir keikėsi, o mes daug keikėmės? Ne, man atrodo, palygimas. Čia dar kažkaip dar neėjom tada į tą stadiją. Tai gerai. Tai aš manau, kad jų nulaužti neįmanoma, žinai, yra anksčiau ir vėliau, nebent peršoksim juos. Tai dirba dėl pinigų. Ne, tai ten tai jau va. Ant stalo guli, galim paduoti, jeigu nori. Tai, žinai, bet gerai, žmonėms reikia, žinai, vis tiek ten skyrėsi, ženėsi, ten dar kažkas. Aptarinėja tuos dalykus, apie kuriuos mums kalbėti ne oru. Ne, jeigu mes pradėtume... Žemas lygis, tai ta prasme... Kas su kuo miega dabar kalbėsi, ne? Čia jeigu prabiltų mano vidinis aš, tai čia pusė Lietuvos šeimų įsiskirtų. Intriguoja Martynas šitai laidai. Na tai gerai, tai dienai pabaikime. Jo, vis tiek, pezalinė. Pezalinė gausis nesigaus, bet jeigu pažiūrėsite, patiks, ten palaikinkite, nežinau, ką ten reikia dar daryti. Palaikinkite, žinau, ką reikia daryti. Teisingai tu pasakai, turite paspausti. Palaikinti arba rašyti komentarus. Komentarus rašyti. Jo. Ir tada... Komentaras kažkaip gėda skaityti, bet bet vis tiek paskaitysim, įdomu. Taigi pusė, man tai įdomu, ką ofiso šitie mūsų privarys. Žinai, kokį pasirašys koks Jadzė. Ir dėstė tai mums. Na, gerai. Tai tam kartui baigiame. Ačiū iki ir susitiksime jau dabar po naujų metų. Jeigu susitiksim. Po naujų metų. Tai Martas skaičiuoja metus iki mamos. Iki mamos. Yra kelias religijos, ne? Kaip stogas važiuoja. Taip, nauji metai, teisingai, muzikiniai nauji metai yra po mamos. Taip.